Kai tu pradėsi sekti savo jaudulioką, savo aistrą, tau gyvenim pasidės magiški dalyką. Absoliučiai magiški dalykai. Įsivaizduok dabar kokiam Vilniau, ne? Kur ten gal pos milijonų žmonių dabar šiam momentį yra, ne? Ten pilna žmonių. Ir tau reikia suteikti vieną žmogų, apie katron. Tiesiog pagalvoja, kad būtų faina suteikti. Bet tu seki savo aistrą, tu visiškai esi išjungis arba išjungis tu visišką lūkestį, kad tu turi suteikti ant žmogų, tas žmogus galbūt neegzistuoja, tau nesvarbu, bet tu visai norėtum, nes tau kažkodėl reikia, kad tu galėtum tęsti savo aistrą. Ir tiesiog tu seki kažkokį savo aistrą. Darai, kas tau ir smagu, bent jau 1% labiau nei kas kita. Tu darai tą ir iš niekur nieko įeini į restoraną ir kas iš to restorano išeina būtent tas žmogus, kur tu norėjai suteikti iš viso pos milijonų žmonių, kad ten galėjai būti. Pradės va tokie dalykai tau gyvenime vyksta. Tau pradės visada tau atsiųsti tavo aukštesnys, aš pradės atsiųsti galimybės ir situacijas į tavo gyvenimą, katros ir tiesiog magiškas. Magiškas tiesiai žodžiaus prasme magija. Tai yra jautimas, tai yra buvimas, tai yra esatis. Kai tu pradedi sekti savo aistrą, savo jaudulioką, tau gyvenimas pasikeis. Kapton aistrą reikia sekti. Aistra neprivalo būti kažkokia grandiozinė tavo didžiausia karjera. Tai gali būti paprastai šiems pasivaikščioti į mišką, nes tau tiesiog smagiau to daryti yra, negu prie telika sėdėti. Tai yra jau tavo aistra ir tu eini į ton aistrą su nuliu lūkesčiu. Jeigu tau ir nieko neatsitiks tam keliui, kur tu galbūt galvoji, kad turėtų atsitikti, nu ir gerai, jauskis gerai, nes tu siekiai aistrą, tu daryk tą aistrą, kas tavo aistra ir tu daryk tą vien dėl ano pačio darymą. Vien dėl ano pačio darymą be jokio lūkesčiaus. Lūkestis yra grinai viską sugadien. Įsivaizduok dabar ir didžiausias portalas aplinko tau galvą atidaryts, kur ir tiek daug galimybių, katros gali ateiti pas tai. Bet tu sugalvoji, kad tik viena geriausia galimybė gali būti, pagal tavo ego, pagal tavo logiką, yra geriausia galimybė ir kitaip negali geriau būti. Bum, tu uždarai, tu padar tokį siaurą tom portalą, viskas, visą tą, tiek daug dalykų tau galėjai atsiųsti, tu viską uždarė, niekas pas tais nepatės. Pradėk sekti savo aistrą su nuliu lūkesčiu. Tai yra raktas į magiją. Padaryk tai, jeigu netiki, padaryk tai, bent jau patestuok savaitį. Daryk kiekvieną sekundę tai, kas ir tau smagiau negu kas kita. Pradėk sekti savo aistrą ir tu pamatysi, kaip tau gyvenimas keitas. Jeigu tu nori dar išsamiau, išmokti dar išsamiau, pradėti nagrinėti, kaip tu galėtum gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą ir sekti savo aistrą, komentuok žodį gausa į komentarus ir aš su tavim susisieksiu ir mes pradėsim tavo kelionę ir aš tau padėsiu pradėti gyventi gausų meilis ir pozityvą, pilną gyvenimą, katro pasiekmis ir tiesiog nežmoniškai magiškas sinchronizacijas pozityvs į tavo gyvenimą, katros ateina. Aš tave myliu. Važiaujam.